Kasmetė tarptautinė statybos ir remonto paroda Resta 2011 po vienu stogu Litexpo parodų rūmų sutraukia didžiausias Lietuvos ir užsienio įmonės, pristatančias ekologiškus ir ekonomiškus būsto sprendimus, padedančius taupyti ne tik laiką, bet ir pinigus. Taigi pagrindinis dėmesys šiemet skiriamas moderniems būsto renovavimo ir priežiūros sprendimams. Vienas jų tai įmonių grupės 5 kontinentai stende siūloma intelektinio būsto sistema. Intelektinis būstas tai yra šiuolaikinė pastato valdymo sistema, sujungianti ir suderinanti visų pastato inžinerinių sistemų darbą, optimizuojanti bei leidžianti maksimaliai išnaudoti galimybės. Kalbant apie privalumus, tai pagrindinis privalumas tai yra energijos efektyvumas, maksimalus komfortas, saugumas bei informavimo galimybė ir nuotolinio valdymo galimybė. Intelektinio būsto sistemos Smart House atstovo Dariaus Krasinsko teigimu, didėjant šildymo, vandens bei elektros kainoms, šiuo metu ekonomiško būsto sistema ypač paklausi. Įdiegus sistemą galima sutaupyti iki 60% išlaidų už vėdinimą, iki 50% išlaidų už šildymą ar iki 60% už apšvietimą. Tai iš tikrųjų skaičiai yra įrodyti tyrimais, Vokietijoje. Patys esame taip pat atlikę panašius tyrimus. Taupyti laiką ir pinigus galime ne tik savo būste. Pasak Dariaus Krasinsko, kiekvienam verslininkui rūpi kaštai, kuriuos naudoja ir komercinės patalpos. Todėl intelektinio būsto sistema gelbsti ir čia. Šiais metais stende lankytojams pristatom ne tik intelektinio būsto Smart House sprendimus, tačiau ir intelektinio biuro Smart Office sprendimus. Tai yra šiuo metu ta vieta, kuri tampa itin reikalinga, nes investuotojai nori kuo daugiau sutaupyti išlaidų. Taip pat intelektinė biuro sistema jau užtikrina maksimalų komfortą tame biure dirbantiems žmonėms, o tai garantuoja darbo našumą automatiškai. Paimkim pavyzdį, investavus į apšvietimo valdymo sistemą, kas biure šiuo metu yra labai mažai vartojama, galima sutaupyti iki 60% išlaidų. Intelektinio būsto Smart House paslaugas teikiančios 5 kontinentų įmonės atstovo teigimu, naujosios informacinės technologijos palengvino ir patobulino intelektinio būsto ir biuro sistemos valdymą. Valdymo priemonės yra įvairios, tiek nuo tradicinių jungiklių, išmaniųjų jungiklių, kuris atlieka, gali iškviesti ne vieną funkciją, sakykime, ne tik jau įjungia apšvietimą, bet jau gali iškviesti visą pastato režimą ar pervesti visą pastatą į ekonominį režimą ar į komfortinį. Taip pat liečiamo ekrano pagalba, nuotolinio valdymo pultais ar išmaniaisiais telefonais ar iPad planšetiniais kompiuteriais. Kaip ir minėjau apie privalumus, tai sistema gali būti valdoma ir nuotoliniu būdu, tiek internetu, tiek mobiliuoju telefonu. Vartotojui suteikiamos pilnos galimybės. Darius Krasinskas mano, kad Lietuva paseks Skandinavijos bei vakarų valstybių pavyzdžių ir vis daugiau namų ir biurų naudosis intelektinio būsto teikiamais privalumais. Susidomėjimas sistema iš tiesų auga tiek iš fizinių asmenų, tiek iš įmonių, kurios užsiema nekilnojamo turto vystymu. Taip pat vis daugiau kreipiasi architektų, dizainerių, kurie savo klientams nori pasiūlyti intelektinio būsto sprendimus. Kadangi sistema, kaip ir minėjau, orientuota į gyventoją ir jį suteikia būtent komfortą, ekonomiją, tai tikrai matome ateitį ir tikrai žmonės ją vis labiau ir daugiau diegsis šią sistemą. Resta 2011 vyks balandžio 13–16 dienomis, tad norintys pamatyti ir išbandyti, kaip veikia intelektinio būsto ir biuro sistemos, kviečiami tai padaryti 5 kontinentų stende, esančiame 3-ojoje salėje.